Labas rytas visoms. 15 gruodžio. Turim vėl pirmadienį. Kalbu tyliau, nes noriu, kad vyras dar galėtų šiek tiek pamiegot. Bet pradėjau darbus. Buvom su Tobiuku lauke. Ir manau, kad jeigu Tobis pasislinks, galėsim eit atsidaryti advento kalendorius. Geriu vis dar savo kavytę. Tai pažiūrim, kągi turim šiandien. Iš tikrųjų, turėjau gan vėlų vakarą vakar, vėlai nuėjau miegot. Nežinau kaip, bet nesuėjo man tie filmai vakar. Ir aš tiesiog pradėjau naują knygą klausyti. O kai naują knygą pradedu klausyti, tai būna, žinokit, vėlūs vakarai. Ir kaip tik į temą šiandienos dovanėlė yra Under Eye Mask, tai paakių kaukytės. Manau, išbandysim. Šiandieną jau esu šiek tiek pasidažius, tai ant pudros nesinori dėti kaukyčių, tai pasiliksiu galbūt kuriam rytui šią savaitę. Taip, pasižiūrim, kągi turim savo kitam kalendoriui. Penkiolikta diena. Pas mus labai apsiniaukę šiandien. Tik turim Multipurpose Super Balm. Tai čia vienas iš tų kremukų, kur realiai galima teptis ir ant lūpų, ir ant kažkokių odos išsausėjimo, ir ant odelių, ir ant alkūnių. Toksai universalus kremukas, labai panašus, manau, į Vaseline. Nežinau, ar turi kažkokį kvapą užklijuotas, bet tokie dažniausiai neturi jokių kvapų. Čia yra Lanolips. Gal ir ne vazelinas čia. Bet 100% natūralus. Tai pasiliksiu galbūt tokiem išsausėjimam. Manau, kad labai geras būtų rankų kremas, ypatingai kai aš kartais pamirštu užsitepti. Tai nors ir mažytis, bet manau, kad yra labai drakinantis, tai realiai būtų galima tiesiog teptis ant rankų. Karts nuo karto Ramzis jau įsitaisęs, laukia savo kalendoriaus, tai manau, aš jų ilgai nekankinsiu ir atidarysiu jų adventus.
Na tai ką, žinokit, šiandieną visa diena realiai buvo pradirbta, tada pasigaminom vakarienę, išėjom su Tobiuku. Tobiukas visas šlapės, nes pas mus, žinokit, lyja, kažkaip kai pradėjo į vakarą lyt, tai niekaip ir nesustoja. Tai, žodžiu, ėjom visi pasivaikščiot per lietų. Šiandienos sruoga yra štai tokia, tai žinokit, jau šiandieną aš manau, kad jos nebemeksiu, pabandysiu susisukt, kad rytoj, jeigu pavyktų anksčiau atsikelti ir susiruošti darbą, kad galėčiau kelias eilutes pameksti savo ramiai su rytinė kava prieš darbą ir tada jau grįžti į ritmą. O šiaip tai, žinokit, paskutinė savaitė realiai darbų labai daug, nežinau kaip jūsų darbuose, bet pas mane, kadangi kitą savaitę planuoju išeiti atostogų, tai reikia visus metų darbus užsibaigti, kad galėčiau savo be jokių galvos skausmų viską palikus išeiti atostogauti kitą savaitę. Tai vat, toksai mano pirmadienis. Ačiū visom, kad žiūrėjot ir susitiksim rytoj. Iki.